koks buvo tavo pats įsimintiniausias vaidmuo, a, kuris tau labiausiai paliko didžiausią įspūdį? Ne, visi yra. Žinai, kurį vaiką labiau myli. Ai, netgi taip, ane? Nuo Tai pat aišku. pirmo vaidmens Taip, iki... taip, taip. Ir tikrai nėra labiau, mažiau, ne, nėra. Tai gali būti trumpas vaidmenukas arba didelis vaidmuo, tai jokio skirtumo, nes tu vis tiek įdedi energijos savo ir tu padarai tai kaip savo, nes nu, tu su toks savo kūnu, savo visą e, psichologiją, viskuo tu esi tas vaidmuo. O kokio vaidmens nesuvaidinai dar? Jau dabar bus premjera, vat visai neužilgo, ten kovo mėnesį. Bus vaidmuo, kokį aš nesuvaidinau ir dabar suvaidinau jau 40 metų išlaukiau to vaidmens. Aš, žinai, vieną paskutinių tavo filmų Milijonieriaus palikimas. Esu matęs ir tu ten vaidini merginą, moterį, kuri turi tokių narcisistinių bruožų. Ne bruožų, jinai yra realiai patologinė narcizė. Patologinė, taip, patologinė narcizė. Jo. O kaip tu ruošeisi tokiam vaidmeniui? Ir ar jisai tave nors kiek pakeitė, pavyzdžiui, arba įsitikinimus apie tą būseną, kažkiek tai Aš pakeitė? tiesiog plačiau sužinojau psichologiškai, kas tai yra per diagnozė. Ir tai yra, žinai, nėra tai, kad ten narcizas žiūri į veidrodį ir tipo grožis ir jau čia yra narcizas. Ta prasme, jeigu tu pamatai savo vyrą prieš veidrodį stovintį ir tipo porą kartų per plaukus perti, tai nėra narcizas. Beje, kas yra iš tikrųjų visuomenė ir klaidinga, nes jeigu tai pasižiūrėti, dažnas, turbūt 90%, kuris neįsigilinęs į psichologiją, jie dažniausiai narcizus vyrus ir vadina tie, kurie gražiau apsirengia, savai veidrodį ten pasižiūri, bet čia visai ne apie tai. Tai yra elgesio modelis ir jis yra labai labai stiprus ir kartais labai sunku atpažinti narcizą. Aš iš visų pusių, iš psichologijos pusės domėjausi, labai daug žiūrėjau visokiausių video apie tai, informacijos skaičiausi, pasaulio garsius žmonės, žinai, domėjausi, kurie iš jų yra, nes labai daug yra žymių žmonių narcizai. Ir turi tą sutrikimą. Čia yra sutrikimas tiesiog. Ir kaip tavo tas vaidmuo, jisai tau nebuvo per sudėtingas, kai reikėjo? Ne, jisai man buvo labai įdomus dėl to, kad man patinka, kai reikia žinai, kažką įdėti daugiau, negu aš iš savęs galiu įdėti. Tas labai įdomu yra. Bet buvo vienoje scenoje, tikrai aš peržiūrėjau, paskui realiai išsigandau savęs, nes aš tai galiu, žinai. Kuri scena? Ten, kur tu esi visiškas nulis, supranti, tu su manim, be manęs tu esi nulis. Dėkingas turi būti, žinai, man už tai, kad aš esu. Ai, skamba kaip taip iš karto, žinai, Žiauriai, taip per vidų. Įsivaizduok, kaip yra baisu. Tai yra žiauriai baisu. Vyras moters savo bijo. Nu, apie ką visą salę juokės? Aš, žinai, Kaip netgi baisu? pasakyčiau, kad čia toks nestandartinis kampas, nes dažniausiai narcizus visą laiką vadina vyrus. Ir santykiuose dažniausiai pasižiūrėk, kai dabar vyksta kažkokie taip. Labai baisu, kai moteris. O kai moteris? Čia yra labai stipru. Labai stipru. Kiek laiko tu ruošeisi šitam vaidmeniui? Nu, aš nežinau, kada man pasiūlė vasarą. Nežinau, mėnuo. Aš laikė nelabai gaudausi, tai mėnuo, 2 mėnesiai gal. Nebereikia tau tiek daug laiko, ne? Jau turi patirties, tai tau kažkaip tai greičiau pavyksta pasiruošti. Nu, matai, man visą laiką, aš iki pat važiavimo į aikštelę, aš visą laiką skaitau, domiuosi iškart, nu, man aš dėliojuos viską. Man labai patinka dirbti šitą darbą. Aš labai mėgstu, labai prestižiškai, labai smulkmeniškai susidėlioti savo visokius niuansus, su savo potekstės detalės, visa kita. Man yra labai įdomu. Nes aš esu skaitęs apie Robertą De Niro. Ir, na, kultinis aktorius, nusifilmavęs krūvą filmų, įvairių dalykų jis yra pridaręs. Ir vienas įdomus dalykas apie jį, kad jisai realiai beveik visose filmuose viską išmokdavo pats. Jeigu reikėdavo kalbą išmokti, jis išmokdavo kalbą filmui. Taip. Jeigu reikėdavo išmokti grot gitarą, jis išmokdavo grot gitarą, šokti ir taip toliau. Ar tu irgi lygiai taip pat mokaisi visų dalykų? Bet juk tai užtrunka. Aišku. Bet laikas yra tokia savoka, žinai, reikia žinot, kaip padaryti laiko kilpą tada. Smagu, kad pažiūrėjote šį trumpą klipą iki pat pabaigos. Todėl kviečiu visus pažiūrėti pilną epizodą štai čia arba ieškokite nuorodos aprašyme. Iki.